Gerą dieną, kolektyvas. Taip kad gavau daug klausimų, ant ko, kokie pavadėliai, kobinukai, kaip ką naudoju. Čia nieko nereklamuoju, tik parodau, ant ko, kaip, ką aš gaudau. Taip kad čia svarbiausias turbūt dalykas yra, kas guli vandenyje, tiek kobinukas, pavadėlis, boilis, kas ten ant kranto, kokie mechanikas stovai, brangios palapinės, visa įranga ir taip toliau. Man atrodo, čia žvejų daugiau. Taip kad šiandien pakalbėsim apie pavadėlius. Yra begalė jų, begalė gamintojų, begalė kobinukų gamintojų. Taip kad čia kiekvienas susiras savo mėgstamą gamintoją. Trumpai pašnekėsim apie pavadėlius, kokius aš naudoju karpių žvejyboms. 90% mano pavadėlių sudaro minkštas pavadėlis, kombinuotas minkštas su fluorokarbonu, kietas su užvalkalu ir grinai vien fluorokarbonas. Tai apie juos tada ir pakalbėsim. Tai ką, pakalbam apie pavadėlius, kokius aš naudoju. Yra begalė pavadėlių gamintojų, kaip ir sakiau, 15, 20, 25, 30 LBS. Man yra optimaliausiai pavadėliai tai 15 LBS. Visur gaudau. Nebent kur didelė žuvis, tauragėjai, tai dedu 20 max. 25 nenaudoju visai, arba jeigu žvejoju laukiniuose telkiniuose, kur yra daug kriauklių, medžių, kur tikrai sunkios sąlygos, bet pagrinde naudoju 15 LBS pavadėlius. O kobinukus naudoju, kabliukus, tai naudoju komerciniuose telkiniuose, tai 8 numerio. Tai naudoju krenkus, kuršengus, ferma čia nesvarbu. Firma nėra svarbi, taip kad ir pavadėlių firma, aišku, geriau imti geresnių gamintojų pavadėlius, negu ten pirkti iš AliExpress, tai kokybė aišku bus blogesnė. 3 kobinukų pavyzdžiai, tai vadgeipas, krenkas ir kuršengas. O pavadėliai tai 15 LBS, 20 LBS, fluorokarboną naudoju 25 LBS, 0,4 storį. Taip kad apie firmas, apie čia jūsų pasirinkimas, kokius jūs naudositės ar naudokit. Esmė tokia apie ilgius pavadėlių. Ilgis, jeigu švarus dugnas, visiškai švarus, kietas žvėriukas ar molis, tai naudoju nuo 10 iki kokį 13 cm neilgesnius. O jeigu yra eglutė ar dumblo daug, tai nuo 15 iki 20 cm. Taip kad dydžiai kobinukų, kaip ir sakiau, komercinis telkiniuose 8 numerį. Pagal masalą, jeigu gaudai 10 mm, 12 mm boiliukais, tai 8 mm. Laukiniuose gaudau 6 numerių, nes dedi boilius didesnius. Kaip sakant, kabliuką pasirenki pagal boilio dydžią. Tai pradedam nuo pavadėlių. Pavadėlius naudoju kombinuotus, fluorokarbonas su minkštu. Čia 6 numeris, kuršengas, čia laukiniam, pramoniniam, mokamam naudoju lygiai tokį pat kombinuotą, bet kobinukas vadgeipas. Diriga sistema, bet vietoj suktuko naudoju sriegiklį. Greit užsideda, patogu. Tai čia apie kombinuotus. Kitas pavadėlis su
su žievele, vos nusižievinant, kad būtų lengviau karpiai įsisiurbti, kad turėtų tokią, nes pats pavadys yra kietas. Paskui naudoju jau minkštą visiškai pavadėlį, visiškai minkštą. Kobinukas Kuršeng, vat sistema su siūlu. Ir tolimiem užmetimam, kada meti BPV, White Gape kobinukas, fluorokarbonas, o kur boilį dedi minkštas, kad karpis priplaukęs įsisiurbtų ir nejustų, kad lengviau įsisiurbtų. Tai vat 4 pavadėliai. Kur ką naudoju, tai faktiškai visose žvejybose didelę dalį naudoju fluorokarboną su minkštu kombinuotu. Žodžio esmė kokia? Kaip meti pavadėlį į vandenį su švinu, jis krenta ir automatiškai, kaip yra fluorokarbonas, ant nukritų švins, jis atsigulė toliau nuo sistemos. Ir gražiai atsigula, krenta švinas, krenta sistema ir jis toliau atsigula nuo visos sistemos. Fluorokarboną naudoju tolimiem užmetimam BPV. Dedu boiliuką tirpuką, tai pavyzdžiui reikia paieškoti Čikagos, mesti kur akis mato, tai naudoju fluorokarboną. Metimo atveju neapsipina aplink pavadėlį boilis, labai gražiai. Galima šitokį pavadėlį mesti BPV, niekas neužsimeta, neužsipina, neapsivėja. Minkštus pavadėlius naudoju irgi daug kur švarus dugnas, gražiai gulisi. Minkštas reikalingas tam, kada karpis labai jautras, kad nejustų tų įsirbimų, jis labai lengvai, aišku, numetant su sistema, gali jis ten susigarbanuoti, todėl visada stengiuosi komerciniam telkiny permetinėti dažniau, vien dėl to, nes nežinai, kaip tavo pavadėlis nukritęs guli. O su žievele naudoju labai mažai, gal kokie 20% žvejybos, bet naudoju tada, kada yra sunkios sąlygos, kažkokios šakos, kriauklės, akmenai. Tai jį sunkiau, aišku, kriauklės nupjauna, nutraukia, bet esmė tame daug sunkiau negu pavyzdžiui, minkštą pavadėlį. Tai va, 4 tokius pavadėlius aš naudoju. Tai sistema Blaubeko, Dirigo sistema, kaip esu rodęs, ir angumytės. Čia kiekvieno žvejo išmonė, visi dirbantis, veikiantis. Taip kad jeigu apžiūrėjus visas žvejybas, tai 90% naudoju žvejybos kombinuotą pavadėlį. Fluorokarbonas tiek laukiniam, tiek pramoniniam kombinuotas, meti sistemą, jis gražiai nukrenta. Minkštė irgi gerai dirba, su žievele naudoju labai mažai. Taip kad jūs spręskit, pasirinkit, kas sugalvoja, kaip galvoja, kad teisingai. O PV visada dedu tokiu principu. PV labai gerai dedasi ant minkšto pavadėlio. Yra PV padaryta. Persmeigiu adatą per patį surišimą. Perveriu visą pavadėlį ir čia šonu užklipsuoju PV. Tokiu principu.
Ir nukritus puva, čia būna uždėtas builiukas, vafteriukas ar koks. Vafteriukas guli visada centre puva. Nekabinu už šoną. Nu, būna, kad greitai reikia užkabinti už šoną, bet toks užkabinimo principas, skaitau, pats efektyviausias ir geriausias. Taip kad jūs žiūrėkit kokius, nelabai svarbu ta firma, Fox, Nash ar dar ten kokie žinomos, aišku ten kaina santykis skiriasi, svarbu ne iš AliExpress, kur ten kokybė neaiški, bet šiaip dabar mūsų visi tie žinomi gamintojai tikrai kokybiški daiktai, kokybiški valai, kabliukai, tiek visi pavadėliai. Klausi čia dar prenumeratorius, kokį valą naudoju. Pagrindinį valą naudoju Katrano 2.8, tai komerciniuose, o laukiniuose 0.3. Naudoju fluorescencinį, kur šviet su UV prožektoriu. Labai gerai matosi, kada žuvį trauki, koks užmetimo kampas, kaip valas naina. Tai vat, apie pavadėlius, manau, kažkiek tiek. Dar aprodysiu, kokias aš kombinacijas dedu, žvejojant komerciniuose ir laukiniuose telkiniuose. Taip kad apie builiukus. Komerciniam visada pradedu su 4 spalvom. Geltona tokia ryški, tokia geltona kaip saulės, morkava ir pink. Čia padėjau 8 mm, pradedu nuo 8 mm, bet galima 10, 12 iki 14 mm komerciniuose telkiniuose. Laukiniuose irgi pradedu dieną su tom spalvom, bet jau vafteriukai, pop-upai 14 mm. Ir visada įsibalansuoju 3 pavadėlius, pradedu žvejoti nuo vafterio. Visi žinot, kaip atrodo vafteris. Vafteris pakeltas. Viskas liuks, gražu. Jeigu kibimų nėra, dedu pop-upą. Jeigu pop-upas kelia, apsipjaustau, apsikarpau, bandau pavaduką pastatyti ant tokį principą. Tada jautriai labai karpis, kada jautriai kimba, po kobinuku jūsų yra puva, taip kad praplaukdamas tikrai susigundys. O jeigu yra žolės ant apačios, dumblo daug, tai bandau visą laiką tokį principų, kobinukas su suktuku, bandau pakelti tik tais per kobinuko aukštį. Taip atrodo. Taip atrodo 3 sistemos. Aš galvoju, jos yra labai teisingos. Aišku, 4 ant nakties gulinti. Ir per dieną žaidžiu su spalvom, su dydžiais, galima atpjauti, sujungti 2 spalvų padaryti. Bet principas visada komerciniuose gaudau taip, laukiniuose irgi taip, tik tiek, kad galima pradėti nuo tokių mažų, bet esmė tame, gali užpulti karosai, raudas, tai neduos ramybės laukiniam, tai tada bandai didintis, stambintis. Ką? Tokį principą bandant, visą laiką eksperimentuojant su spalvom, su dažnais permetinimais, kibimų turėsit tikrai nuo nulio pabėgsit. Aš, pavyzdžiui, plauko sistemą ar blaubeką ar taip, nedarau labai ilgą. Aišku, galima namie pasimatavus ant vieno boilio, pasidarai plauką pagal kokį nori dydį, čia užsidedi kembrikiuką. Bet jeigu sugalvojot, kad man reikia didinti masalą tiek laukiniam, tiek kažkur, jeigu kabinėjasi maža žuvis,
neturi tų prailgintojų, pas manęs visada yra siūlas, paėmi siūlą, lygiai taip pat, atkerpi siūlą, praveri pro kilputę, užsidedi dar vieną boilį, pratrauki per siūlą, galą įsitraukiai, tada tu reguliuoji, kokį nori ilgį, daleiskim, pabėgu biškį. Princips, vat, kokį nori ilgį, pasidarau, man va tokį reikia. Vėl principas, taip, uždegini, nereikia prailginimo jokių, viskas, turėjom mažą plauką, galim pasidaryti didelį. Taip kad naudokitės.